Taip, mano brangus YouTube prenumeratoriai, ateinu pas jūs ir vėl. Sveiki, mėly svečiai, kurie užsukote į šį kanalą. Galite iš karto spausti varpelį, čia nuostabus kanalas. Dabar ateinu su klausimu, kas jums duota dabar ir kam, dėl ko visą tai. Pasižiūrėsime. 3 variantai bus su angelų kortomis ir su Lenormand. Padarysim labai įdomų tokį kortų skaitimą. 3 variantai, paskui aš jums pritrauksiu tos 3 variantus. Lenormand kortos. 4 kortas ištrauksim pirmam variantui Lenormand. Ir žiūrėsime su angelų kortomis. Kas jums dabar duota ir kam, dėl ko visą tai. Pasižiūrėkime. 1, 2, 3. Na ir dar vieną kortą ištrauksime. Pirmas čia bus variantas. Angelai. Kas jums duota dabar ir kam, dėl ko visą tai. Ką pasakys angelų kortos. Duodam taip. 3 angelus ištrauksim. Pirmasis variantas. Na ir pasižiūrėkime su tūkstantmečio kortomis dar uždėsime kiekvienam variantui. Trauksim žvakytę toliau. Na, žiūrime. Tūkstantmečio kortos. Kas jums duota dabar ir kam, dėl ko visą tai, mylėjai. Pasižiūrėkime. Tūkstantmečio kortos irgi bus, sakykim, 3. Taip, čia pirmasis variantas. Patrauksime taip trupučiuką į šoniuką. Na, važiuojam. Antras variantas. Paskui pritrauksiu, galėsite išsirinkti, uždėsiu dar spalvytės, kad būtų jums. Taip, gal darysim šitaip, taip ir taip suglausime. Taip, pirmasis variantas jau sudėliotas, na ir antrasis variantas žiūrime. Na taip. Kas jums duota dabar? Antras čia bus variantas. Ir kam, dėl ko visą tai. Antrasis variantas. Na, pasižiūrėsime 3 angelus. Pasižiūrėkime 3 angelus. Taip. Kas jums dabar duota ir kam, dėl ko visą tai, mylėjai. Angelai, na ir tūkstantmečio kortos. Irgi 3 kortas imsime. Na, žiūrime. Antras variantas. Kam dabar visą tai duota jums? Kas dabar duota, kam ir dėl ko visą tai. Čia pas jūs yra antras variantas. Na, žiūrime. Susidėliojame jau ir antrąjį variantą. Na, keliaukime prie trečiojo varianto. Galim dėti mėlyną pirmo variantą, antras variantas violetinė, trečias variantas bus geltona spalvytė. Na, žiūrime. Lenormand kortos. Taip, galim padėti į šalį Lenormand kortas.
Angelai 3 trečiam variantui. Žiūrime, kas jums duota dabar ir kam, dėl ko visa tai. Žiūrime, trečiasis variantas. Štai taip, ir dar 1000-mečio bus kortos. Na, žiūrime, kas jums dabar duota ir kam visa tai. Taip, mielieji, štai taip. Trečias variantas. Na, truputėlį gal matėte, bet jau čia nieko tokio nepadarysi. Taip, žiūrėsime, pasirinksite, aš jums pritrauksiu. Taip, čia 3 variantai. Na, ir trečiasis variantas. Na, žiūrime. Taip, pasižiūrėkite, mielieji. Pirmas variantas mėlynieji, antras variantas fioletinis ir trečias variantas geltonieji. Išsirinkite savąjį variantą. Kas nespėjate, dėkite ant pauzės, o mes važiuojame su pirmuoju variantu. Pasižiūrėsime. Taip, dedu trečiai ir antrai. Taip, na, sveiki, mėlynieji. Žiūrėkime, kas jums dabar duota ir kam, dėl ko visa tai. Taip, su Lenormand žiūrime. Išmintis duota, pranešimas naujas, nauja pradžia ir išeina debesys. Iš jūsų gyvenimo, mėlyjeji, angelas, princas taurių, angelas šešiaakė lazdų ir angelas žvaigždė. Ir pasižiūrėsime visą kortų skaitymą. Na kągi, pirmasis variantas – išmintis, naujas pranešimas, aplamai nauja pradžia ir debesys. Na ir va taip, jums dabar duota šita situacija. Princas, pažas krenta jums taurių. Sako jums, mėlyjeji, pažas taurių, mėlyjeji, va taip, jums duota. Ši situacija dėl to, kad išvestų jūs iš sunkios situacijos. Nauja pradžia duota, kad išvestų jūs iš sunkios kažkokios situacijos. Ir kad būtų pas jūs minkštas širdiškumas. Čia yra pavaizduotas, kad taurių pažas laiko elniuką, gina, gelbėja, išveda iš sunkios situacijos. Tai vat ir jūs būsite išvestas, sako angelas, iš sunkios situacijos. Tai vat tokia duota dabar jums situacija, kad išeitume, būsite išvestas. Kam dėl ko visa tai, angelas lazdų šešiaakė jums sako, mėlyjeji. Lazdos 6 krenta. Angelas. Pasižiūrėkit, koks nuostabus angelas, lazdų šešiaakė. Eisite į pergalę. Jums, sako angelas, visą tai duota, kad nugalėtumėt, eitumėt į pergalę. Aš vesiu į pergalę prieš melą, dūšios tyrumui, vedu ten, kur yra tavo vidinė šventovė, pirmasis variante. Štai va taip va. Na ir didysis arkanas žvaigždė, angelas sako, jums bus taip, mėlyjeji. Žvaigždė, jums šita situacija, sako, duota tam, kad
Tiesiog veiktumėt, galbūt kitą būdą pasirinktumėt veikimo savo situacijos. Negudrauk. Vienybė turi būti, sako angelas, o ne savanaudiškumas. Išeisite iš kažkokio blogo labirinto, išsivalysite mentalinį labirintą ir kas jums priklauso, tas ir pasiliks su jumis, sako šis angelas. Vat štai, mėlėjai, tam ir duota šita situacija. Na, o visatos kortos sako, atstumas, kažkas yra pas jūs per atstumą, galbūt ar vaikinas yra per atstumą, tai laukite, bus žinia. Esate magas, pats galite susidėlioti savo gyvenimą. Na, puikiai sveikata pas jūs, veržlumas ir puikiai potencija, veržlumas. Pasižiūrėkime, kam visą tai duota jums. Jau matom, kad angelai labai teisingai pasakė, žmogui visą tai duota, kad eitumėte į gėrį, šventę, į giminės šventę, į malonumus. Ir dar labai greitai, mėlyjei, pirmas variante, dėsite tašką kažkur be emocijų savo gyvenime. Taip, ir ateina pas pirmąjį variantą, temidė teisingumas. Jums duota tai, kad eitumėte į teisingumą. Kažkas gal ir skyrybinius procesus išgyvena, pas kažką galėtų būti. Manęs labai teisingas žmogus žiūri. Dėl ko visą tai? Pirmas variantai, jeigu save atpažinote, uždėkite patiktuką, mes pasižiūrėsime, kaip čia viskas rezonavo jums, mėlyjeji. Kas atpažinote pirmąjį variantą? Štai taip. Čia pirmasis buvo variantas. Na, sveiki, kurie pasirinkote fioletinę širdelę. Antras variante. Pasižiūrėkime jūsų situaciją, kodėl ir kam duota. Duota paslaptingos žinios, naujos žinios, proto kažkokie tai su protu susiję, su mokslu, su naujom žiniom. Pasirinksite, turėsite pasirinkti kažkokį tai pasirinkimą daryti savo gyvenime, kryžkelė duota, nauji namai, galbūt tai turėsite rinktis dėl kažkokio naujų namų, kuriuose bus gera ir jauku ir tikrai ateina jums pasiūlymai, tas laimės raktelis, kurį turėsite priimti. Angelai jums sako, mėlyjeji, karalius, taurių. Riteris krenta, temidė krenta ir taurių dešimakė. Riteris taurių. Sako jums, šitą situaciją antram variante duota tam, pasižiūrėkit koks gražus taurių riteris. Jums sako, aš vedu jūs į meilę ir smalsumą. Jums dabar duota šitą situaciją, kad į meilę veda. Jeigu pas kažką sako yra verslas, tai aš padėsiu verslui vystytis. Atsiskleis talentai, pasireikš talentai. Tai vat, mėlyjeji, kažkokios galimybės čia antram variantui ateina. Kas jums duota dabar galimybės ir kam dėl ko visą tai, kad eitumėt į talentus. Temidė yra teisingumas, pasižiūrėkit, penkakė. Čia netgi gali būti ir penkakė taurių. Temidės korta jums sako, mėlyjeji, čia galbūt kažkam buvo liūdna. Tiesiog buvot sielvarte kažkas, pavaizduota raudona spalva. Šis angelas duoda tokių jėgų, kurios padės nukreipti savo gyvenimą tinkamą linkme ir kontroliuoti. Tai ši situacija antram variantui duota tam ir dėl ko visą tai, kad tinkamą linkme pasuktumėte savo situaciją. Duoda galimybės realizuoti save ir turėti gerą reputaciją visuomenėje. Na ir dešimakė taurių, mėlyjeji, pasižiūrėkit, koks angelas sako jums. Taurių dešimakė. Aš padėsiu, sako angelas, realizuoti jūsų projektą. Jį padarysiu jį stabiliu. Dešimakė taurių. Va taip, mėlyjeji. Tam ir duota, kad eitumėt į stabilumą, reiškiasi. Na, žiūrime.
žvaigždė, duota situacija, jums dabar duota svajonių įgyvendinimas, čia po lėto kažkokio proceso, ir kad eitumėt į pergalę, į šlovę ir būsit pripažintas sociumo, mielieji. Taip. Taip, taip. Antras variantė, kas jums duota dabar, kam ir dėl ko visą tai. Taip, kad eitumėte į gausą, į gėrį, į gerovę savo gyvenimo. Ateina turtas, stabilumas, kaip ir sako angelai. Stabilumas, dovanų gausite, po kažkokių transformacijų, čia žmogus ėjo transformacijas, kelionės. Taip, čia išėjo iš iliuzijų, čia žmogus dirbo su savimi, dabar ateina pokyčiai. Antras variantė. Kam visą tai dabar duota ir dėl ko visą tai? Taip, kad išeitumėte iš tokių liūdnumų, iš iliuzijų, kad eitumėte į stabilumą. Taip ir. Taip, kad išeitumėte iš aukos pozicijos. Antras variantė. Kad eitumėte į šventę, gerovę, į malonumus. Kad dėtumėte tašką kažkokioj tai etape gyvenime. Apsispręstumėte, kam duota visa šita situacija. Gausai, materijai, turtui. O štai taip buvo. Antras variantė. Jeigu kam patiko ir atpažinote save. Antrasis variantė, tai parašykite. Čia va toks buvo. Antrasis į pergalę veda. Už jums ir duota tokia situacija. Pergalingai. Na, trečiasis variantė. Jūsų situacija. Kam jums duota dabar, kas jums duota dabar ir kam dėl ko visą tai. Žiūrime, kas pasirinko geltonąją širdelę. Na, žiūrime. Taip, žiūrime. Trečias variantė, jums duota tikėjimas, meilė, viltis ir sėkmė. Jums dabar duota laikas, kad jeigu esate žmogus lėtas, tai kad paskubintumėte, jeigu lėtai veikiate, jeigu greitai, tai truputėlį prilėtinkite. Na, duota žinia gausite. Trečiasis variantė, gal kažkas prisipažins ir meilėje, laukite žinių. Na ir turėsite padaryti sprendimus, krenta tiltai, tiltai suartina, tiltai atitolina, sprendimų priėmimas. Na ir pasižiūrime, ką angelai sako, kodėl ši situacija jums duota. Angelas lazdų trekė, karalius kardų ir pažas monetų krenta. Pradėkime nuo trekės lazdų. Pasižiūrėkite. Sako angelas, ši situacija jums duota tam, kad eitumėte į draugystę, emocijas ir mokslą. Taip ir trikampyje parašyta. Draugystė, mokslas, emocijos. Na, taip, pažas monetų. Pasižiūrėkite. Pažas monetų. Šis pažas sako jums duota ši situacija, mielieji, kad ateitų pas jūs pelnas, geresnis ir prabangus gyvenimas, trečias variantė. Ir užbaigsite pradėtus darbus ir padės tuos darbus materializuoti į materialiąją formą, jiems suteiks įgyvendinti. Laiko rankoje šviečiantį daiktą matote, iš kurio eina spinduliai. Bet tam ir duota jums situacija, kas atpažįstate save, trečiasis variantė, kas jums duota, kam ir dėl ko visą tai. Ir karalius kardų. O karalius kardų, mielieji, jums sako, karalius kardų angelas sako jums, kodėl duota šita situacija. O duota situacija, kad transformuotumėtės, eitumėte į kažkokius pokyčius, transformacijas, kelionės į savo vidų. Matot kortoje šviesos žemės lūžius, tai padeda užimti vietą materialiam pasauliui, kurios jūs ir nusipelnėte. Jums dabar duota šita situacija ir kam dėl ko, kad užimtumėte vietą, kurios nusipelnėte, sako angelai. Taip, čia ir sėkmė už karto dobilas tą pasako. Kas atpažįstate trečias variantas save? Čia einate į sąjungą, čia galit gauti pranešimą meilės trečiasis variantė, į sąjungą eina. Atskuba riteris kardų ir turėsite dar šansą gyvenime tikrai, kurį jau galvojat, kad jau nebeturėsite kurio. Na, pasižiūrėkime, kas jums duota dabar,
trečias variante ir kam, dėl ko, ir visą tai. Taip, dėsite kažkokį tai tašką savo gyvenimo etape kažkuriam, na ir po visokių kovų, dabar duota situacija kovinga, riteris atskuba monetų pas jūs, mielieji. Ir kam, dėl ko visą tai, kad pereitumėte į gyvenimo savo kitą etapą. Kas atpažįsta trečias variantė, kad čia jūsų dėkite patiktuką. Aš apribojimų išeinate, mielieji, einate į geresnį gyvenimą, kaip ir sako jums angelai, matot, kortos pasikartoja, va šitas pats. Pažas monetų, sako, laukia turtas, pelnas, stabilumas ir geresnis gyvenimas. Trečio varianto. Karalius dar taurių. Čia žinokit, gal netgi ateina pas jūs ir meilė, jausmas ir taurių karalius skuba. Žiūrėkite, nes pas jūs krenta sąjunga, čia eina link sąjungos žmonės, trečias variantas, ir meilės žinutė, ir į sėkmę eina, į meilę. Dobilas tą patį sako, sprendimus reiks daryti, išeinate iš kančių vidinių ir pas jūs įvyks aukštesnysis teismas, eina pokyčiai. Visa ta su jumis, mielieji, trečias variante, visa ta padės jums. Pokyčiai ateina, pasižiūrėkime trečiam variantui. Taip, čia imperatorius ateina, pas jūs trečias variante. Čia keičiasi absoliučiai likimas, čia laimės ratas, po 6 mėnesių pas jūs, mielieji, prisikeis gyvenimas, pokyčiai. Taip, čia eina taika, mielieji, pas jūs trečias variante miršta sena situacija ir pas jūs keičiasi likimas. Štai taip, mielieji. Ateina imperatorius, jeigu mane žiūri, tai labai nuostabus žmogus imperatorius. Visata su jumis, ateina imperatorius, jeigu žiūri tai moteris, keičiasi likimas ir viskas susidėlios puikiai pas jūs gyvenime. Jeigu atpažinote, kad tai jūs trečiasis variante, uždėkit patiktuką, mielieji. Gal tikrai tai jūs, tai vat suskaičiau visus, taip trumpai, visus variantus, ką angelai sako jums, ką sako Lenormand, jeigu atpažinot, kas save, savo variantus, tai dalinkitės komentaruose, komentuokite, o čia buvo kortų ir runų skaitymas su Sandra, su visais variantais. Štai taip, buvo pirmasis variantas, antrasis ir trečiasis. Kol kas su jumis aš atsisveikinu, iki kitų kortų skaitimų. Sudie, mielieji. Jeigu tinka, patinka, rašykite, ar tikrai čia atitiko, rezonavo kam, spauskite laiką. Sudie, mielieji.